Praėjusią vasarą Robertas Javtokas paskyrė reabilitacijai po sunkių traumų ir praleido pasaulio čempionatą. Tačiau šiemet 35 aukštaūgis vėl trykšta kovingumu ir teigia esąs pasiruošęs vėl sugrįžti į Lietuvos rinktinės gretas. Kol kas viskas neblogai, sakyčiau, visada aišku, noriu geriau, bet tikrai jaučiuos gerai, taip kad negaliu skūstis kažkokiais ten smulkmenom. Tai vasarą reiškia poilsiui nereikės skirti? Ne, dar vėlgi sezonas dar nesibaigęs, aišku, bet šiandienai galėčiau tai pasakyti, kad noriu ir džiaugiuosi, kad pakvietė ir važiuosiu bandyti. Tačiau konkurencija šiemet kaip niekad didelė. Be Javtoko vidurio puolėjo pozicijas pretenduoja dar 4 žaidėjai. Tai Jonas Valančiūnas, jaunasis Artūras Gudaitis, Dariušas Lavrinovičius ir puikų sezoną žaidžiantis Antanas Kavaliauskas. Tai manau, kad kiekvienais metais būna kažkokia konkurencija, šiemet dar didesnė, aišku, bet tai nežinau, aš tiesiog nežiūriu į tai kaip kažką tai tokio, kad jeigu kažkas geresnis papuls ir važiuos, tai aš nematau tame jokios bėdos. Užsienio žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad Linas Kleiza nusprendė vasarą skirti poilsiui ir individualiam darbui. Mažai galimybių, kad rinktinė išvysime ir po sunkios traumos atsigaujantį Donatą Motiejūną. Bet rinktinės kapitonas tiki, kad šalyje yra žaidėjų galinčių užkamšyti atsiradusias spragas. Kiekvienais metais būna kažkokių tai netekčių, bet manau, kad rinktinė to ir yra gerai, kad yra daug gerų žaidėjų ir yra tiesiog komandinis žaidimas, vieną netekti gali kiti kompensuoti šį. Pirmoji rinktinės treniruočių stovykla prasidės Liepos 20-ąją Palangoje. Į ją Jonas Kazlauskas žada pakviesti 16-18 krepšininkų, tačiau jų pavardės treneris paskelbs tik pasibaigus klubiniam sezonui. Jaunius Arapas, Sport 1 žinios.